Sveiki, jūs klausotės kasdieninės manos, o su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Žydų karalius Saliamonas paprašė Dievo išminties ir jos dėka nusprendė susikurti gyvenimą, kurio pats troško. Metai bėgo, o jo turtai ir įtaka bei šlovė augo. Tačiau malonumo, laimės, sėkmės siekimas jam netnešė pasitenkinimo gyvenimu. Tai nepridėjo vertės prie jo gyvenimo, jis vis tiek jautėsi tuščias. Savo gyvenimo pabaigoje jis nusprendė parašyti knygą apie tai, kas yra gyvenime svarbiausia. Pasiklausykite patys. Aš, mokytojas, buvau Izraelio karaliumi Jeruzalėje. Visa širdimi atsidėjau išmintingai tyrinėti ir nagrinėti viską, kas vyksta po dangumi. Kokia tai varginanti užduotis, kurią Dievas yra davęs žmonėms spręsti. Mačiau viską, kas daroma po saule, ir tikėk manimi, viskas yra tik rūkas ir vėjų vaikymasis. Kas yra kreiva, negali būti ištiesinta, ko trūksta, negali būti priskaičiuota. Tariau širdyje, štai įgijau didelę išmintį, didesnę už visus prieš mane gyvenusius Jeruzalėje. Mano širdis uoliai kaupė visokią išmintį ir žinojimą, tačiau kai ėmiau širdimi pažinti išminties bei žinojimo prigimtį ir kvailystę bei paikystę, supratau, kad ir tai yra vėjų vaikymasis. Juk su didelė išmintimi ateina ir daug rūpesčių, kuo daugiau žinai, tuo labiau kankiniesi. Tariau širdyje, puiku, leisiu savo mėgautis malonumais, paragauk malonumų, bet tikėk manimi, kad ir tai buvo trapus rūkas. Apie juoką sakiau, kvailystę, apie džiaugsmą, kas iš to? Sumaniau ištirti, kaip paskatinti savo kūną vynu, nors mano širdis ir buvo užsiėmusi išmintimi. Ryžausi atsiduoti kvailystei, norėdamas suprasti, ar gera tai mirtingiesiems daryti per jo keleto dienų gyvenimą po dangumi. Ėmiausi didelių darbų, stačiau namų, veisiau vynuogynų, įsirengiau sodų bei parkų ir pasisodinau juose visokių rūšių vaismedžių. Įsitaisiau vandens tvenkinių savo augančio miško medžiams laistyti, įsigijau vergų ir vergių, vergai gimė ir mano namuose. Turėjau taip pat ir didžiulės galvijų bandas bei avių kaimenės, didesnės negu visų kitų buvusių prieš mane Jeruzalėje. Susikrovau sidabro bei aukso ir karalių bei valdovų turtus. Apsirūpinau dainininkais, vyrais ir moterimis, visais mirtingųjų malonumais ir daugybė sugulovių. Taip tapau didis, viršiau visus buvusius prieš mane Jeruzalėje, be to ir išmintis manęs nepaliko. Nieko, ko mano akis norėjo matyti, joms neatsakiau, nei savo širdžiai neatsakiau jokio malonumo. Iš tikrųjų, mano širdžiai suteikė malonumo visas mano triūsas ir tai buvo atlygis už visą mano triūsą. Tuomet apsvarsčiau visą, ką mano rankos buvo padariusios ir sunkų triūsą, kurį buvau įdėjęs ir tikėk manimi, visa tai yra tik rūkas ir vėjų vaikymasis. Nebuvo nieko naudingo po saulę. Ėmiau svarstyti, vertindamas išmintį, kvailystę ir paikybę, nes ką darys žmogus atėjęs po karalius? Tik tai, ką karalius buvo daręs. Suvokiau, kad išmintis prašoka kvailystę kaip šviesa prašoka tamsą. Išmintingas turi akis kaktoje, bet kvailasis grabaliojasi tamsoje. Tačiau ir žinojau, kad juodu abu ištinka toks pat likimas. Tariau savo širdyje, jei ir kvailojo likimas ištiks ir mane, kodėl tad turėčiau būti išmintingas? Kokia man iš to nauda? Taigi suvokiau širdyje, kad ir tai yra rūkas. Juk nėra nei išmintingųjų, nei kvailųjų išliekančio atminimo, nes ateities dienomis vieni ir kiti bus užmiršti. Kaip tad gali išmintingasis lygiai taip mirti, kaip miršta kvailasis? Pradėjau tad bodėtis gyvenimu, nes kas vyksta po saulę, man kelia nerimą. Viskas yra rūkas ir vėjų vaikymasis. Mirtis atima žmogaus triūso vaisius. Matydamas, kad turiu juos palikti ateinantiems po manęs, bodėjausi viso savo triūso vaisių, kuriuos buvau sukaupęs po saulę. Kas žino, koks jis bus, ar išmintingas, ar kvailas. Tačiau jis tvarkys visus mano triūso ir išminties vaisius po saulę. Taigi ir tai yra rūkas. Vėl mano širdis puolė į neviltį dėl visų triūso vaisių, kuriuos buvau sukaupęs po saulę. Juk nesykį žmogus išmintingai triūsęs, kupinas žinojimų ir įgūdžių turi palikti viską, ką turi, jokio darbo į tai nesudėjusiam žmogui. Kokia tad nauda mirtingajam iš viso jo triūso ir rūpinimuose, kurį turėjo pakelti po saulę. Juk visos jo dienos yra kupinos skausmo ir jo užsiėmimas yra apmaudas. Net naktį jo širdis neturi ramybės, o tai yra rūkas. Mokytojo knyga, 2 skyrius nuo 1 iki 26 eilutės. Štai jums, pats išmintingiausias žmogus, pasiekęs viską, kas tik yra įmanoma šiame gyvenime, sako, kad viskas yra tuščia ir vėjų gaudymas. Pinigai – tuštybė, maistas – tuštybė, žinių ieškojimas – tuštybė, darbas – tuštybė, seksas – taip pat tuštybė. Visas gyvenimas jam pasirodė tuštybė.
Nežinau kaip jums, bet man kyla klausimas, ar verta kalbėti apie gyvenimo prasme, kai tokie autoritetai kaip Saliamonas sunkiai ją randa. Noriu būt su jumis ta pati, nors ir keičiasi daug kas ir naktim, noris miego. Noriu būt su jumis, nors esu toli, taip toli, kad laiškai pavargsta taip. Ar išeisim ten, kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten, kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Vis tiek kada nors dar išeisim ten, kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten, kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Besvorį klajos, kol suras, kas juos girdi. Besvorį skrajos, kol suras, kur nutūpt. Pasiilgau dainų su jumis, kai jie liejasi širdį. Pasiilgau naktų su jumis. Kada nors ar išeisim ten, kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten, kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Vis tiek kada nors ar išeisim ten, kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten, kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Vis tiek kada nors ar išeisim ten, kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten, kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Vis tiek kada nors dar išeisim ten, kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten, kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums.
Žydų tradicijoje ši mokytojo Saliamono knyga priklauso išminties literatūrai lygiai kaip ir Jobo knyga. Tradiciškai išminties literatūroje yra mokoma išminties. Joje yra priešpastatomi kvailiai ir išminčiai. Išminčiai apgalvoja, ką sako, jų žodžiai svarūs ir įžvalgus. Kvailiai iš kitos pusės kalba neapgalvoja ir renkasi neišmintingai. Jų gyvenimas pilnas paviršutiniškumo, o išmintingieji kelią renkasi atsargiai. Natūraliai išminties literatūra kviečia rinktis du kelius. Jei renkiesi išminti, bus vienaip, jei renkiesi kvailio kelią, bus kitaip. Mūsų knygynai yra pilni tokių knygų, kurios tarėsi suradę tikrus gyvenimo dėsnius ir siūlančių juos rinktis. Tačiau mokytojo knyga yra kitokia. Ji skirta tiems, kurie stengiasi daryti teisingus dalykus, kurie stengiasi gyventi pagal taisykles. Saliamonas meta iššūkį pačiam gyvenimui, kuris yra suskirstytas į šias dvi paprastas kategorijas. Dauguma iš mūsų gyvename tokioje dualistinėje pasaulėžiūroje. Dažnai dalykus skirstome į juodą ir baltą. Tačiau Saliamono išmintis yra kur kas paslaptingesnė nei ta paprasta dualistinė išmintis. Kiek iš jūsų bandėte viską daryti pagal taisyklės ir vis tiek susimovėte? Tokiais momentais mums greičiausiai iškyla klausimas, kodėl? Štai būtent tokiomis akimirkomis mes esame pasiruošę klausytis. Įsiklausykite į mokytoją. Ką daro geras mokytojas? Jis išmuša savo mokinius iš vėžių. Jei mokytojas kalba tik tai, ką tu jau žinai ir kuo tiki, tai ar tau reikalingas mokytojas? Geras mokytojas išmuša mus iš pusiausvyros ir tik tais tada padeda mums pamatyti, kad senas pamatas mums jau nebetinka. Tik tada mes esame pasiruošę įvertinti ir kitas galimybės. Jeigu atkreipėte dėmesį, Saliamonas nuolatos kartoja žodį tuštybė. Tai hebrajiškas žodis havel, kuris išvertus reiškia rūkas, migla, garai, dvelksmas. Jis sako, viskas yra migla ir vėjų gaudimas. Ir būtent tai jis nori pasakyti, viskas, ką jis matė šiame pasaulyje, yra laikina ir praeina. Tačiau ne tik laikina, tai ir niekada nepatenkina to, kuris visų tų dalykų siekia. Mokytojas sąžiningai apsvarstė viską, ką jis padarė ir pasiekė. Viską, apie ką mes galime pagalvoti, mokytojas turėjo, pasiekė, nusipirko ar paragavo. Tačiau ar jis liko patenkintas? Ne. Vietoje to jis pasakė, kokia nauda žmogui iš viso jo triūso, kurį jis turi po saulę. Ir iš tikrųjų, kas pasilieka po to, kai tu kažką pasieki? Kas yra tas, kas siūlo perteklių? Yra vienas lygis miglos – draudimas, paskolos, atostogos, namai, mašinos, visa, kas yra žmogaus sukurta. Tačiau Saliamono lūpose vis pasigirsta užuominos apie visai kitą lygį, kuris persmelkia laikinumą, apie tai, kas yra amžina ir nesukurta. Jis vadina tai Dievu. Žinote, daugelis iš mūsų yra miglos vadybininkai. Vieni geresni, kiti prastesni. Tačiau net ir religijoje žmonės ateina į bažnyčią tam, kad jiems kažkaip pavyktų suvadybinti savo miglą. Daugelis iš jų jau patys nebesusitvarko ir savo kelius kreipia Dievo link, kad su jo pagalba galėtų sutvarkyti savo gyvenimus. Tačiau yra ir kita grupė žmonių, kurie ateina pas Dievą tada, kai išaušta diena po rytojaus. Būtent šį motyvą naudoja Saliamonas. Didžiausias žmogaus nusivylimo šaltinis yra tas, kad pasitenkinimas neišlieka ilgai. Dažniausiai rytojaus dieną jis pradeda blėsti, kol visiškai neišgaruoja lyg rūkas. Taigi, ką mes darome, kai išaušta diena po rytojaus? Kai mes išlaikome egzaminą, nusiperkame namą, laimime aukso puodą, ištekame ar vedame, visada išaušta nauja diena ir tas praėjusios dienos jaudulys jau yra išblėsęs ir tada iškyla klausimas, o kas toliau? Kaip išlaikyti tą malonumą kaip galima ilgiau? Anot Saliamono, neįmanoma. Aš manau, kad gyvenant po saulę, neišgyvenant kitos realybės, tai yra dieviškos realybės, neįmanoma patirti tikro gyvenimo. Čia galėjo būti jūsų reklama.